Ar matai, dukrelė, kokia graži šiandien diena? Matau, tėvelį. Tik pažiūrėk, kaip skaisčiai šviečia saulė. Kokia jūra rami. Gal eime pažvejoti, prisigaudysim betum šviežios žuvies. Ne, tėvelį. Tu gal geriau veik vienas. Aš juk didelė mergaitė. Pririnksiu mums gražių akmenukų, kriauklyčių ir padarysiu mums patį gražiausią paveikslą. Eik, nesijaudink dėl manęs. Dukrelė, juk tu žinai, kad tu esi mano mažoji mergaitė ir aš tavęs vienos niekur nepaliksiu. Eime, visko galėsi prisirinkti ten, kur aš žvejosiu. Ką ten turi, dukrelė? Nagi, parodyk. Nieko neturiu. Dukrelė, man atrodo, aš tave mokiau, kad meluoti yra negražu. Nagi, parodyk, ką ten turi. Kas tai? Iš kur tai gavai? Nežinau, radau. Norėjau perskaityti, bet aš juk nemoku skaityti. O tau parodyti bijojau. Keista. Negalvojau, kad tokie dalykai kaip žinutės buteliuose dar egzistuoja. Nagi, pažiūrėkime, kas čia parašyta. Jei tavo rankose esu, svarbių žinių pranešti tau turiu. Šis laiškas turi apkeliauti pasaulį. Surasti veiksmą jungianti visus, neklausk bangų, kodėl čia atnešė mane, visam pasauliui aš esu žinia. Tai dar ne viskas. Kas toliau parašyta? Atrodo kažkokia svarbi žinia. Atlikti viską privalai teisingai. Galvok, kaip iššifruoti šią žinią ypatingą. Šok ant kojos dešinės, apsisuki ant kairės. Nieko nesuprantu.
Žiūrėk, tėvelį, kaip aš moku. Šaunuolė mano mergaitė. Bet turim suskupti, perskaityti laišką, nes jis dar gana ilgas. Skaityk, skaityk. Man labai įdomu, kas bus toliau. Kelk rankas plačiai į dangų. Sukis, laimink, medį jauną. Aš nieko nebesuprantu. Gal geriau eime namo. Tėveli, išmestų tą laišką. Jis tikriausiai skirtas ne mums. Ir jis tik sugadins mums dieną. Juk žadėjai eiti pernešti žuvies. Sakei, koks puikus oras šiandien. Ar taip ir liksim šiandien nevalgę? Tėveli, tėveli, ar girdi mane? Dukrelė, leisk man susikaupti. Atsiprašau, aš tik norėjau pabūti su tavimi. Na,
dukrelė, nepyk, atsiprašau. Nenorėjau aš tai. Mes tikrai dar nueisim ne vieną kartą prie jūros, aš tau pažadu. Bet aš manau, kad šis laiškas yra kažkuom labai svarbus. Jis pateko į mūsų rankas, todėl jis yra mūsų atsakomybė. Suprantu, tėveli, bet kaipgi tavo žuvis? Laiškas gali ir palaukti, bet žuvis tikrai nelauks, kol tu jas sužvejosi. Matai, dukrelė, žuvų dar bus daug, o šis laiškas gali būti pirmas ir paskutinis mūsų gyvenime. Ir be to, jis man pasirodė keistas. Keistas, bet svarbus. Na, gal tu ir teisus, tėveli. Skaityk, kas rašoma toliau. Pirmoji meilė nedrasi. Tokia tyra, tokia šilta. Prisilieti, apkabini. Širdį užplūsta ramuma. O tėveli, kas yra ta meilė? Einam, dukrelė, pririnksim tavo paveikslą akmenukų, kriauklyčių, aš tau viską papasakosiu. Na gerai. Et rebondissent autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Dabar supratau. Tai meilė yra, jei aš atiduočiau savo pusryčius patinkančiam berniukui? Na, panašiai, dukrelė, panašiai. Nagi, paskaitykime, kas parašyta toliau. 3 kartus sutrepsėk. 2 kartus tu suplok.
Rankų riešus pasukiok, plačiais mostais užsimok. Man tai kažką labai primena. Prisiminiau Ispaniją. Ak, kaip norėčiau ten sugrįžti. Dukrelė, kai tik šiek tiek paaugėsi, galėsi aplankyti labai daug pasaulio šalių. Pamatysi, koks mūsų pasaulis didelis, margas ir gražus. Aš taip svajoju šokti kaip ispanės. Kokie judesiai, kokios jų akis. Tėvelė, ar kada pastebėjai, kokios būna žmonių akis, kai jie šoka? Jų akyse gali perskaityti visą šokį. Bet dukrelė, tugi skaityti nemoki. Ai, tėti. Žinai, kai aš stebėdavau šokančius žmonės, niekada negalvojau, kad reikia atkreipti dėmesį į jų akis. Visada žiūrėdamas galėdavau pasakyti tik, arba man šokis patiko, arba ne. Ir tai viskas. O man visai kitaip. Man visada norisi šokti kartu. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Dukrelė, kur tu? Tėvelė, Kur tu? aš čia. Dukrelė, kur tu? Eikš, nesitrauk, ne per žingsnį nuo manęs. Už lango jau darosi tamsu, Kaip tamsu. jūra atrodo nerami. Nerami. Man tai nepatinka. Eime greičiau, baigime skaityti šį laišką. Šokių būna įvairių, linksmų, liūdnų, greitų, lėtų. Nepamirškime genčių, ten atrasim šokančių žmonių. Gentie šokiai energingi, šokantis visi vieningi. Ką tai reiškia? Nežinau, dukrelė, bet man atrodo, kad čia rašoma apie kažkokią gentį, kuri šoka tarsi kažką garbindama. Kaip įdomu. Kažin, iš kur šis laiškas atkeliavo?
Negaliu tau tiksliai pasakyti, bet man atrodo, kad jis senas. Labai senas, dukrelė. Matai, koks nuteptas. Eime, gal ką nors atrasime naudingo. Tėveli, skaityk. Man labai įdomu, kas bus toliau. O kur mes baigėme skaityti? Na va čia. Mostelk koją vieną kitą. Klaupk ant kelio pirmo šito. Ar taip? Nežinau, turbūt. Savo jėgą paaukosi, vyrų šokį šokti išmoksi. Kažkaip čia jau viskas labai keista. Vyrų šokį. Vyrų?
Dukrelė, eime namo, jau darosi šalta. Pabaigsime laišką skaityti rytoj. Ne, tėveli. Mes laišką turime pabaigti šiandien. Bet dukrelė. Jokių bet, tėveli. Juk pats sakei, kad laiškas gali būti labai svarbus. Saugia žmonės tokie keisti. Juk jie visada mus mokina, kad ką gali daryti tuoj pat, niekada nesakyk rytoj. O dabar, tėveli, nenuleistum dar rankų. Gal surasime šio laiško prasmę. Aš manau, kad pabaiga jau netoli. Bet tugi gali susirgti mano džiaugsme. Nesusirgsiu, juk aš tavo geroji mergaitė. Na, gerai. Įkalbėjai. Skaitykime, kas parašyta toliau. Pam, pam, pam. Pam, para. Pam, 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 para. Pam, pam. Param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, pam. Param, param, pam, pam. Nesuprantu, pakartok dar iš naujo. Pam, param, param, pam, pam. Pam? Einam namo, išsiaiškinsim. Gerai. Tėveli, aš dabar prisiminiau. Paklausyk. Pam, pam, pam,
pa 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 pam pam pam. Na, kaip? Na, nepamenu. Oi, tėti, juk tai pati mėgstamiausia mano mamos muzika. Aš dar prisimenu, kaip jis šokdavo. Pam, 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 pam. Kaip aš galėjau pamiršti? Turbūt taip pat, kaip ir pamiršdavai mamai nupirkti gėlių. Ji juk taip jas mėgo. Kiek prisiminimų sukėlė ši melodija. Prisiminiau mūsų laimingas šeimos dienas, mūsų keliones. Bet vis dėlto galvoju, kad gyvenimas yra neteisingas. Mes dirbame, stengiamės, kad tik būtumėm laimingi. Bet juk laimė yra visai ne taip. Bet juk laimė, kai turi daug pinigų, kai gali daryti, ką nori, gali gyventi, kaip nori. Pavyzdžiui, keliauti po pasaulį. Deja, dukrelė, tu neteisi. Laimė yra visai ne taip. Bet ar tu esi laimingas dabar? Laimingas, dukrelė. Laimingas. Tik šiek tiek liūdnas. Nesuprantu, kaip galima būti laimingu ir liūdnu vienu metu. Matai, dukrelė, laimė slepiasi širdyje. O liūdesys matomas veide. Ačiū, dukrelė, tau, kad tu esi. Nagi, perskaitykim, kas parašyta toliau. Brazilijos saulė, karnavalų gausa, energijos pliūpsnis, šokio jėga. Tėveli, ką žinai apie Braziliją? Nedaug, dukrelė, nedaug. Cuando tú me miras se me sube el corazón, así tan lento. Que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Con el brillo llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, Lankiausi Brazilijoje. Tėveli, tu net neįsivaizduoji. Kiek daug šokėjų šoka vienu metu. Kokie įspūdingi jų kostiumai. Ak, kiek mes anksčiau daug keliaudavom. Žinai, dukrelė, anksčiau tau nieko nenorėjau sakyti, bet šis laiškas man atrodo keistai artimas ir reikšmingas. Ką tau gali priminti šis nereikšmingas laiškas? Mes net nežinome nei kam jis, nei nuo ko. Na, nežinau, tiesiog manau, kad jis yra skirtas būtent mums. Tėveli, man atrodo, kad tu per daug to susirūpinai. Matai, mes galėtumėm galvoti, kad šis laiškas galėjo pakliūti kam nors kitam. Bet
Nepakliuvo, jis pakliuvo į mūsų rankas. Tai tarsi kokia likimo dovana. Tėveli, juk kai laiškas tikrai skirtas tau, paštininkas jį įmeta į tavo pašto dėžutę. O dabar jis neskirtas niekam. Turbūt kas nors norėjo tiesiog pajuokauti. Ką tu, dukrelė, tokiais dalykais nejuokaujama. Man atrodo, kad laikas užbaigti šį laišką ir nebegalvok apie jį. Greitas tempas, sukiniai, kaip žaismingai ir lengvai. Aštrios kojos, stiprios rankos, energingos, poros kraipos. Kokios poros? Nežinau, kokios poros. Paimė išsiaiškinti. Tėvelio, gal jau užteks, nebeskaityk daugiau. Tu kažkoks nuliūdęs atrodai. Nenuliūdęs, dukrelė. Nenuliūdęs. Tiesiog šiek tiek susimąstęs. Noriu pasakysiu viską, ką manau apie šį laišką. Žinoma, kad noriu. Skaitydamas kiekvieną šio laiško eilutę, aš prisimenu mūsų šeimą, visas mūsų aplankytas šalis, patirtus nuotykius. Prisimenu mamą, kaip ji kiekvieną rytą eidavo pasisveikinti su jūra. Aš manau, kad tai neatsitiktinumas, kad šis laiškas pakliuvo būtent į mūsų rankas. Ką tu nori tuo pasakyti? Klausykis, kas rašoma toliau. Mano mėlieji, sustokite. Nešokite taip greitai. Laikas nelaukia. Muzika negros be galo. Kai bėgate taip greitai, kad kažkur suspėtumėte, prarandate pusę to kelio džiaugsmo.
Kai gyvenate ir skubate gyventi savo dieną, tai kaip neišpakuota dovana, išmesta. Gyvenimas nelenktynės. Išgirskite muziką ir šokite, kol daina nesibaigė. Su meile, mama. Tai tu nori pasakyti, kad šis laiškas nuo mamos? Kur tai parašyta? Nežinau, čia patikra. Ir kaip aš anksčiau to nesupratau, tėveli. Juk dabar viskas aišku.
Šiame laiške sudėti mamos prisiminimai apie visas šalis, kuriuose buvome kartu. Čia sudėti viso pasaulio ryškiausi šokiai, juk jai taip patikdavo stebėti šokančius žmonės. Tu teisi, dukrelė. Pagaliau viskas aišku. Mūsų mama visus šokius sudėjo į šį laišką. Čia sutilpo viskas. Jos jausmai, meilė ir atsidavimas muzikai bei judesiui. Atsiprašau, tėveli, kad tavimi netikėjau. Dabar aš supratau, kodėl tu buvai toks susirūpinęs skaitydamas šį laišką. Šiuo laišku mūsų mama norėjo pasakyti patį svarbiausią dalyką. Šokis, kūno kalba, suartinanti ir vienijanti pasaulį. Šokis yra meno šaka, kurioje darniais judesiais, išraiškingais gestais, veido mimika bei kitomis choreografinėmis priemonėmis atkuriamas vidinis žmogaus pasaulis. Šokis yra tartum judanti skulptūra, atgyjusi graviūra arba gyvų tapęs įvairiomis spalvomis nutapytas paveikslas. Į sceną norime pakviesti darbo autorę, Klaipėdos universiteto, menų fakulteto šokių katedros, magistratūros studijų programos studentę, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos choreografijos mokytoją Rimą Untulytę. Iš tikrųjų, šokėjai dažniausiai senai šoka, ne kartą sakiau. Kalbėti jie nemoka, bet šokti moka. Šiandien pamatėt mano magistro baigiamąjį koncertą. Ačiū visiems, kas atėjo. Kiekvienam iš jūsų esu be galo dėkinga. Pradžioj maniau, kad bus 2 žmonės, 3, o kad bus štai 300, 200. Nė vėlį negalvoju. Kiekvienam asmeniškai iš jūsų, ko nepasiekė gėlės, tą pasiekė mano bučkai. Ačiū labai visiems, kiekvienam atėjusiam, kiekvienam palaikiusiam, bet labai prašau, atsistokit ir paplokit šitiem šokėjim.
yra mano šeimos nariams. Ačiū tėveliai. Ačiū, kad leidot man šokti. Aš sakėt, kad tai yra labai sunku. Bus traumų, bus visko, buvo visko, bet baigiau magistrą. Baigiau. Vienas dar dalykas, labai svarbus man. Aš žadėjau jį padaryti ir jį padarysiu. Vienas šokėjas man pasakė, aš negaliu šokti, važiuoju į varžybas. Verkiau, kriokiau, į pagalbą įsikibus. Važiuok. Ne, nevažiuosiu. Ne, važiuosiu. Važiuok. Ai, nevažiuosiu. Važiuosiu. Ne, nevažiuosiu. Jis neišvažiavo. Tavo varžybos vėliau buvo čia. Ačiū, kad pasirinkai šokti. Medalis tau. Daugiau žodžių neturiu. Susipažinkit, čia mano tėvai laukia.